Penktas žingsnis. Trečiame žingsnėje mes atsisiuntėme audio failą į savo kompiuterį. Ketvirtame žingsnėje mes tą failą persikeliame į savo MP3 grotuvą. Dabar penktas žingsnis. Šį audio failą mes turime perklausyti. Jūs jį galite perklausyti per savo MP3 grotuvą arba galite perklausyti kompiuteryje. Jeigu iš klausos jums sunku atskirti žodžius, tai yra kol kas dar nesuprasti, bet tik atskirti, kur vienas žodis baigėsi ir kur kitas prasideda, tuomet geriau klausant žiūrėti į tekstą ir šiuo atveju kompiuteris bus labiau tinkamas. Norėdami perklausyti tekstą kompiuteryje, mes turime susirasti ir paspausti perklausimo mygtuką. Jis yra štai čia. Spaudžiame. Greetings and goodbyes. Part 1. Meeting people. Good morning. Jeigu iš klausos sunku atskirti žodžius, tuomet klausant tuo pat metu reikia žiūrėti į tekstą. Taigi, tai yra mūsų penktasis žingsnis – perklausyti tekstą. Čia buvo Gintaras Akulevičius, The Linguist Institute atstovas Lietuvoje. Ir tai buvo 7 dienų anglų kalbos kurso pradedantiesiems penktasis žingsnis. Toliau 6 žingsnis. Susitiksime sekančiame video.